visi, taigi šiandien norėčiau nufilmuoti savo pirmąjį video, bet pirmiausia norėčiau prisistatyti. Taigi, aš esu Monika, man 16 metų. Jeigu daugiau norite sužinoti apie mane, pernai aš buvau panelės žurnale, taigi čia yra straipsnis apie mane ir taip pat apie mano kuriamus žaisliukus. Štai. Jeigu norite sužinoti apie minkštukus daugiau, įeikite į Facebooką minkštukų buveinį, linką paliksiu apačioje. Taip pat ir šiemet panelės žurnale truputėlį yra apie žaisliukus, štai jeigu matote. Ir kaip jau sakiau, jeigu jums įdomu, nueikite į Facebooką minkštukų buveinį. Šiame video aš norėčiau pakalbėti apie kosmetikos favoritus. Ir pirmas produktas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai šita nauja Maybelline New York Dream Velvet pudra. Ir man asmeniškai yra jinai labai gera, skirstosi gerai, spalva kaip tik man ir labai malonus kvapas, jos toks gaivus ir švelnus tiesiog. Ir šita pudra kreminė tinka tiek dieniniam makiažui, tiek vakariniam, na visokiam. Aš ją sklaidau su pirštais, dėl to, kad su šepetėliu būtų sunkoka, kadangi jinai yra tirštoka, bet su pirštais jinai sklaidosi tiesiog šauniai. Sekantis produktas būtų mano mėgstamiausias akių tušas, taip pat iš Maybelline New York ir, na, man jis yra pats geriausias. Štai jo galiukas. Ir tiesiog jis tikrai atskleidžia tas blakstienas, kurių net neįtari, kad turi, visiškai nelimpa, nesigumuluoja. Tiesiog iš visų, kuriuos aš esu turėjus, tai šitas man labiausiai patinka ir aš juo dažausi visada. Dar norėčiau pašnekėti apie Color Tattoo šešėlius. Šita spalva man patinka labiausiai, Pink Gold. Ir tiesiog spalva yra tiesiog tokia šviesiai rožinė. Štai kaip atrodo ant piršto. Ir man yra geriausia, nes labai švelniai sklaidosi. Aš sklaidau su pirštu. Na ir tiesiog tai yra labai gera priemonė, tiesiog lengvam makiažui. Kai išnaudosiu, tikrai pirksiu dar kartą. Taip pat turiu ir kitą spalvą, tokią į rudumą. Štai parodyti galiu. Va, štai taip. Ir taip pat man šitie akių šešėliai yra labai geri. Tikrai rekomenduoju juos visoms, kas nori tikrai lengvai ir greitai pasidažyti savo akis. Taigi, sekantis produktas būtų taip pat iš Maybelline. Tai yra lūpų dažai, štai jeigu matote, ir mano jie yra mėgstamiausi. Štai spalva ir tiesiog tokia kvapas yra labai gardus, kaip kremo, šokolado, labai švelnus tikrai. Ir, na, jis tiesiog neduoda jokio lipimo efekto, nieko, tiesiog man jis yra labai geras pasirinkimas, tiek kasdieniam, kaip ir sakiau, tiek visokiam makiažui. Taigi irgi taip pat rekomenduoju šį produktą. Taip pat norėčiau taip pat iš Maybelline New York pakalbėti apie fiksuojančią pudrą Matte Maker. Ir tai tiesiog yra tokie milteliai, kurie labai, bent jau man gerai, užfiksuoja mano makiažą. Galiu truputėlį jums parodyti. Štai tiesiog kaip tokie šviesus milteliai, bet tikrai jie labai gerai fiksuoja mano makiažą. Ir paskutinis produktas taip pat būtų iš L'Oreal Paris, tai yra nagų lakas. Ir šita spalva yra mano mėgstamiausia, aš dabar taip pat su jais nusilakavusi. Jis labai gerai ir lengvai pasiskirsto, greit išdžiūna, labai gerai pasidengia ir tiesiog tikrai rekomenduočiau, nes, na, aš tiesiog jau nebeperku kitų nagų lakų kitų firmų, nes šitie yra geriausi. Na, bent jau asmeniškai man, ir aš, kai tik išbandžiau, nusipirkau ir antrą buteliuką ir dar visokiausių kitokių spalvų, nes, na, tiesiog man jie yra nerealūs. Taigi, šiandien kalbėjau apie visus savo kosmetikos favoritus ir tikiuosi jums patiko. Jeigu jums patiko šis video, spauskite like, jeigu norite daugiau video, komentuokite. Ir aš tikiuosi, susitiksime kitam video, taigi geros dienos.